Sveiki visiems atvykę į mano kanalą ispanų kalba su Elisa. Mano vardas yra Elžbieta, esu filologė, mokytoja ir schoolpalmar.com įkūrėja. Jeigu jūs domina kažkokie kursai, galite ten savo ieškoti informacijos. O šiandien mes pakalbėsime apie labai įdomų dalyką, kas mane labai sudomino ir manau tikrai jūs irgi ir norėčiau jums tai papasakoti. Taigi, šiandien mes kalbėsime apie ispaniškus vardus, kurie turi doble sentido, dvigubą reikšmę. Manau, kai kuriuos vardus jau būsite girdėję, o kai kuriuos galbūt ir pirmą kartą išgirsite. Dėl to, manau, netempiame gumos ir pradedame. Taigi, pirmas vardas yra moteriškas ir tai yra Rocío. Ar girdėjote šitą vardą? O ar žinote, ką jis reiškia? Duodu 3 sekundės pagalvoti. 1, 2, 3. Žinote? Jeigu ne, tai yra rasa. Taip. Lietuvoje irgi mes turime šitą vardą rasa, o Ispanijoje tai yra Rocío. Sekantį vardą, kurį norėčiau pasakyti, tai yra Dolores. Taip, Dolores. Jums nieko neprimena šitas žodis? Manau, kad tikrai taip. Ir Dolores ten slepiasi žodis dolor, skausmas. Kaip man skauda, kai duelė. Dolores būtų kaip skausmai daugiskaitoje, nes dolor skausmas, dolores skausmai. Dėl to vėl moteriškas vardas Dolores skausmai. Sekantis vardas yra Flor. Girdėjote? Manau, iš telenovelio arba serialo tikrai girdėjote šitą vardą. Flor. Labai paprasta. Gėlė. Tikrai gražus vardas, moteriškas. Tikrai. Bet kai žinai reikšmę, truputį juokingai atrodo, bet Flor tai yra ispaniškas vardas, kuris reiškia gėlė. Tiesiog. Sekantis vėl moteriškas vardas, čia dauguma bus moteriški vardai. Luz. Šviesa. Luz. Šviesa. Na kaip jums vardai neblogai. Tiesa. Luz. Šviesa. Toliau, sekantį vardą mes turime Roša. Turbūt visi žinote šitą vardą tikrai. Roša. Rožė. Irgi tai yra gėlė. Ir matote, kaip moteris vadina. Flor, Roša. Kaip gražu. Tikrai. Taigi, Roša, rožė. Sekantis vardas yra žiauriai juokingas, iš karto sakau. Man tai tikrai labai juokinga. Tai yra Altagracia. Na kaip? Ar supratote, ką reiškia? Šitas vardas susideda iš tikrųjų iš 2 žodžių. Alta, aukšta ir gracia. Juokas. Kai tau kažkas labai juokinga yra ir sakai, que gracia, arba que gracioso, nes labiau que gracia mes sakome, kai, kaip juokinga, vat su tokiu tonu, taip, que gracia. Ir čia mes turim aukšta, juokas, juokinga ir išeina Altagracia. Tikrai labai juokingas vardas. Bet galiu pasakyti, kad jaunimas jau tokių vardų kaip Altagracia, pavyzdžiui, jau retai, kur išgirsi daugiau, jau vyresnio amžiaus moteris. Sekantis vardas irgi yra susijęs su gamta, con la naturaleza, ir tai yra mar. Jūra. Lietuvių kalba mes jau neturim tokio vardo, tikrai jūra, taip, lietuviško, bet ispaniškas vardas, taip, toks yra mar.
Jis yra labai retas, tikrai, ir jį galima daugiau netgi sutikti Lotynų Amerikoje negu Ispanijoje. Sekantis vardas tikrai irgi labai man juokingas, iš tikrųjų yra Socorro. Galbūt tikrai girdėjote šitą žodį ir nežinote, kad tai yra vardas. Socorro. Mes Socorro šaukiame kaip gelbėkite, gelbėkite mus, arba mane, Socorro, kai mes skęstame, arba dar kažkas. Tikiuosi, niekas neskenda, nieko nebus. Bet Socorro yra gelbėkite, tai mes šaukiame. Tai ir ispaniškai Socorro irgi yra toks žodis, Socorro, taip kaip ir sakiau, mes sakome Socorro, gelbėkite. Ir moteriškas vardas irgi toks Socorro, irgi vėl labiau yra būdingas Lotynų Amerikoje negu Ispanijoje. Sekantis vardas irgi moteriškas, čia vien moteriški vardai iš tikrųjų papuolė, yra Soledad. Ar pažįstate šitą žodį? 1, 2, 3 rašome komentaruose, žinote, ne Soledad. Tai yra vienišumas. Soledad, taip mes galim sakyti. Yo estoy sola. Aš esu viena. Estoy sola. Soledad, vienišumas, daiktavardis, bet ir vardas tuo pačiu. Soledad. Ir paskutinis vardas šiandienai yra Domingo. Ir čia vyriškas vienintelis tarp moterų įsimaišė vyras Domingo. Ir Domingo tai yra sekmadienis. Aš iš tikrųjų visai neseniai išgirdau šitą vardą, nes jis yra tikrai nepopuliarus, tikrai jums sakau. Čia tikrai toks vardas, kad vieną šitą vardą išgirsi kažkokioje savo aplinkoje. Bet tikrai yra toks vardas ir čia yra vyriškas Domingo. Sekmadienis. Kaip jums pasirodė šitie vardai? Rašykite komentaruose, ką galvojate, kurios vardus jau girdėjote, kad jie yra. Rašykite, kurios jau žinojote, ką jie reiškia, o kurie žodžiai jums buvo, gerai, ne žodžiai, vardai, jums buvo nauji ir jūs tik dabar sužinojate iš tikrųjų, ką reiškia vienas ir kitas vardas. Ir galbūt jūs dar prisiminate kažkokių vardų, kurių aš neprisiminiau, irgi rašykite komentaruose ir mes viską aptarsime. Ačiū, kad buvote su manimi. Neužmirškite like, taip, čia yra nemokamai, o man labai malonu bus matyti, kad jums patinka video. Ir palaikykite mano kanalą con la suscripción. Susimatysime labai greitai kitame video. Hasta pronto.